Nauji metai. Naujas aš. Tas pats kiekvienais metais. Mes tikim, va šiemet viskas bus kitaip. Aš sportuosiu, sveikai valgysiu, taupysiu pinigus, bet kai bebūtų gaila, visa tai kažkur išgaruoja. Viskas visada baigėsi taip pat. Bet aišku, šiemet bus kitaip. Tikrai. Vienas iš tų top punktų, kuriuos visi įsirašo su pasididžiavimu. Vaizduotėje viskas atrodo tobulai. Bėgioji rytais, energijos pilna, kūnas švyti kaip reklamoje. Sportas. Nuo sausio 1 viskas. Kiekvieną rytą bėgiosiu. Na gerai, nuo 2. Nes 1 dar reikia pailsėti po pergalės prieš Mišrainę. Sausio 2 išdidžiai išsitrauki sportbačius. Sausio 3 lyja. Sausio 5 jau ieškai pasiteisinimų. Kūnas šventikla, bet šventikla dabar renovuojama. Iki kovo, o gal iki kitų metų. Ir taip kasmet. Pažadam, atidedam, pamirštam ir vėl pažadam. Šitas visada skamba gražiai. Atidarai šaldytuvą, pasiruošęs naujam gyvenimui. Nuo šiol tik salotos, žuvis, vanduo. Tikras detoksas. Ir ten dešra. Ne šiaip dešra, o ta, kurią dar kalėdoms pirkai. Na, bet ši dar gera. Gaila išmesti. Baltymaigi. Po savaitės, sakoma, esi tai, ką valgai. Tai dabar aš, dešra, kuri jau 3 dieną žada tapti salotą. Ir dar pasiteisini. Šiandien valgiau subalansuotai. Viena ranka laikė agurką, kita sumuštinį su dešra. Tobulas balansas. Sveikai valgysiu. Nuo rytojaus. Finansai – klasika. Atrodo paprasta. Sėdi su planu, rimtai kaip ekonomistas. Šiemet jokių impulsyvių pirkinių, tik būtiniausi dalykai. Ir tada nauji ausinukai, puodelis su užrašu naujas aš, 3 prenumeratas. Na, bet čia investicija į produktyvumą. Kol neatidarai banko programėlės. What? Gerai, gal labiau į liūdesį. Bet bent jau kava skani, už 6 eurus. Nauji metai – tas pats stresas, tik su kita data. Bet žinai ką? Kai pagalvoji, bent jau mes stengiamės. Na kartais. Gerai, retkarčiais. Ir aš galvoju. Gal šiemet tiesiog būkim truputį mažiau pavargę. Ir jei jau neišėjom nauji mes, tebūnie bent nauja kava. Už pažadus, kurių vis tiek nesilaikom, nes be jų nebūtų ką sulaužyti. Gerai. Bet nuo kito pirmadienio tikrai pradedu bėgiot.